Toliau, paskutintas įsakymas yra pasakyta taip: negeis savo artimo namų, negeis savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo, nieko, kas yra tavo artimas. Galbūt dabar šiais laikais mes neturime jaučio ar asilo, bet šiais laikais turi galbūt kažkas automobilį, kažkas dviratį, kažkas paspirtuką, kažkas turi dar kažką. Tai ne. Ir sako, tu negeis savo artimo nei namų, negeis savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei nieko, ką jisai turi. Viskas prasideda nuo kur? Nuo mūsų minčių. Mūsų mintyse atsiranda noras, atsiranda mūsų geismas. Tas geismas galų gale priveda prie fizinių veiksmų. Ir taip mes sulaužome Dievo įsakymas ir nusidame prieš vienas kitą.